Kelk sėdmenis. 26 kortelė. Nuo netaip aktyvaus laisvalaikio būdo, nuo aplinkos, kaip yra vadinama, mes ką dažnai patirime, širdies, krūtinės sutrumpėjimo, kartais trūksta oro, trūksta deguonies, ateina taip dažnai žiovulys, kad norisi kažkaip išgerti kavos ar arbatos ar matės ar kas ten bebūtų. Taigi mes ką turime palaivinti? Laivinti širdies raumenį, kad ji stiprėtų, didėtų, jos ištvermė ir kraujotakos sistema geriau persinešiotų. Tai ką mes šiandien kviečiame su savim pažaisti, taigi stabiliai atsistokime, sustiprinti savo krūtinės raumenuką, pomentinius raumenukus ir patį širdies darbą. Taigi mes patogiai atsistojame, saugiai, tvirtai, ten, kur man patinka, rankas nuleidžiu į apačią ir susipažįstu su judesiuku. Pagal laikrodžio rodiklę arba prieš, kaip jums šiandien patinka, atliekame sukinuką rankas. Rankas lėtai, pagal savo galimybės, kaip jūs šiandien jaučiatės. Į vieną pusę ir į kitą. Jaučiam tikriausiai, kaip dirbam kažkaip iš rankų, kažkas ten vyksta, kažkur kvepuojam, nepamirštam, o dabar suvedinėjam ir raumenukus. Suspaudžiam pomentinius raumenukus, jaučiam, kaip atsidaro, kaip stabilizuojasi mano pirma grandinė, antra grandinė ir trečia grandinė. Tai yra galva, krūtinės ląsta galva susijungia su krūtinės ląsta ir krūtinės ląsta susijungia su dubeniu. Susicentruojam ir jungiam su raumenukais. Šiek tiek raumenis nepabijokim įtempti ir juos stabilizuoti, kad dirbtumėm iš raumenuko. Ir lygiai taip pat iš kitos pusės. Kiek įmanoma, rankas nesulenktas per alkūnę, o viskas ištiesta. Ir žinoma, nepamirškit kvėpuoti. Kelk sėdmenis.